Gyveno kartą toks Ernestas, kol vieną dieną jam į galvą šovė. Ai, skrendu kur papuolė, tiesiog pirksiu pigiausią skrydį ir pigiausią guolį. Gerai, tai dabar bukinsim pirmą bilietą, dar nežinom, kur skrysim, bet to jau sužinosim ir kiek kainuos. Gerai, tai spaudžiam One Way. Taip, gerai, rytoj yra 30 diena antradienį. aš tai bijau. Šiaip aš mašiną paliksiu Vilnių, tai galėsiu jau ką paprašyti kažkokio draugo, kad atvažiuotų pasiimti. Okay, turim two options for tomorrow, tai turim Denmark and Germany. Denmark, Billund. Jeigu aš neteisingai tarsi per visą šitą video kokį miestą, tai jūsų bėdos. 13 eurų. Ai, išskrendam 5 ryte. Tai two persons, Vilnius, Billund, rytoj 30 diena, šiandien 2.9, 5 operate by bus. Esi buvęs Danijai. Gal tau reikia iškart prisiekti mikrofoną, ne? O, žiūrėk, galima tik oro uoste pirkti rašo bilietą. Man buvo tas pats, kai Vokietija variau irgi parašė, kad galima tik oro uoste, bet kažkaip jie užbukino, žinau. Viskas leidžia. Rodo? Rodo. 26 euro. Tai ką toliau? Ir mes labai daug dujų eina. Tai kas dar nesuprasti, mes atvažiavome į Biliundą. Čia buvo mūsų only way, kaip išvažiuoti iš Lietuvos papigiai ir kažkur keliauti toliau. Tai tiesiog šią dieną bandysime pragyventi ir iš Biliundo išgauti daugiausiai, ką mes galime. Tai kas nežino, tikriausiai niekas nežino, nes niekam nėra įdomus Biliundas. Jo dydis yra 7 kvadratiniai kilometrai, palyginimui Vilnius yra 400 kvadratinių kilometrų. Iš tiesų nuotaikos nėra pačios geriausios. Matėsi jau lėktuvė, jau girdėjęs labai daug vaikų, labai daug kas rėkia, labai daug neišauklėtų vaikų, labai daug kas nesąmonę čia daro. Aš kaip gaučiu pliauską savo vaikų tokiam. Mes 6 eurus sumokėjom, kad iki fucking čia davažiuoji. Ja. Bet čia visas miestas yra Legolandas, čia nieko nėra. Ne, čia nieko. Ką mes darysim? Aš nežinau. What the fuck? Biški aš iš tikrųjų nusivylęs. O, centras. Aš labai nepavydžiu tiem žmonėm, kurie čia tikrai for real gyvena, bet čia ir gyvena visi darbuotojai Legolandas. Eik tu, tai čia. Pizza, steak and grill. Čia mes šitą ir buvom paguglinę, kai Magdą ieškojom, tai šitą radom tiesiog. Žiūrėk, čia aš mokėčiau pinigus, bet čia tiesiog per čia matau nemokamai. Nemeluosiu, atvarė į Biliundą, buvom šiek tiek šokę, nes aplinkui nėra ką daryti, tik tais, kad būt Legolande. Tai tuo metu buvo biški šaltoka ir mes neturėjom jokio Airbnb, kur apsistoti, tai sukomės kaip galėjom. Įdomu, kaip reikia tarti, pala. Billund. Žodžiu, reikia šiandien prisigėti. Nieko daugiau ir nelieka. Galime, kad biškai atsisėdom pailsėti. Jau kilintą čia kažkur 4-3 valandą sėdi. Šojom sumuštinis kainavo 8 eurai per pusę tiesiog, kur ten, tiesiog trikampinis vos netypo mažiau tiek pat gramų. 4 alaus spėkit, kiek kainuoja. Čia yra tiesiog kavinė paprasta, nėra čia nei baras, nei kažką, čia yra po 0,3. Sustabdykit video, nuokit komentarus, parašykite, kaip jums atrodo, kiek jis kainavo. Tai šitas alaus kainavo 22 eurus mums. 4 alaus po 0,3. Gerai, kad bent jau 6,5 laipsnių. Ja, bet atsėdam tiesiog atsipūs, nes galvojom, kad reikia pamagoti ir tada varyti filmuoti. Tiesiog, kad užsibukinom Airbnb. Spėkit, kiek Airbnb kainavo. Tai dar su Airbnb istorija visa yra. Užsibukinau, parašiau, sakau, kada galiu čekinį. Sako, 4, man 4 netinka. Pasinina bišas paprūvino, tiesiog nuskaičiavo man 8 eurų. Čia pigiausias, kurį buvau tipo radęs. Okei, ten su supportu čiatinau, žodžiu, man per 5-10 dienų turi grąžinti pinigus. Spėkit, kiek sumokėjom, mes turėsim tik kambarį, mes jums paskui jį parodysime. Spėkit, kiek kainavo. Mes paskui parodysim ir tada paskui kiek kainavo, kad tai irgi ilgiau pažiūrėt. Jo. Jau nebešit. Tai... Tokie reikalai. Aš kaip jeigu man reiktų apibūdinti šitą miestą, tai skaičiu druskininkai. Wow, koks alkoholis. Karlsberg. O, tai Karlsbergas yra daniškas, gi. A, jo. Tai reikia Karlsbergą ragauti. Jo. Tuborgas irgi turbūt daniškas. Ir taip, Danmarker Pilsner. Nevartokite alkoholio su energetiniais gėrimais ir Tuborg Gold, Tuborg Classic, Tuborg Grion. Ir Tuborg Festival. 7,5 aparato. Nu tai ką, jaučiu, padegustuojam. Tai welcome to my crib, to my room. Turim tokią terasą padarytą. Čia gyvena savininkai. Rytoj sakė, galbūt mus paveš iki oro uosto. Pabandysim jums nufilmuoti, nes žmonės tiesiog, kaip daniškai pasakyti, gudu. Užeini į vidų ir turim pribezdėtą kambarį. Tada turim dvigulę lovą, kur ąžuolas miega. Jeigu parsives panų ir 2 aukštą gali pasiguldyti. Tik tai, kad čia nėra mūsų metų amžiaus žmonių visiškai šitą miestą, ne, be šanso. Yra tik tai arba, nebent ąžuolas. Čia pagal preference jau. Čia aš jau miegojau 2 valandas, tada užeini čia ir turim dušą.
Tai noriu, kad parašytumėte komentarus, kiek kainuoja šitas Airbnb. Skaičiuoju iki 5. 1, 2, 3, 4, 5. Viso labo 110 eurų nakčiai. Čia net ne virtuvė, čia iš tikrųjų yra virtuvės imitacija, čia tiesiog mikrobangiai ir pažiūrėkit, ką parodysiu. Galėsim vakare sudėlioti. Man jau biškai jau blogo nuo Lego iš tikrųjų. Ta prasme, aš atrodo, kad aš rytoj tūliką eisiu Lego. Cool šitą, ne? Tai aš spėjau, kad čia jų vaikų buvo ir tiesiog liko. Čia gal lyja Lego. Lego gėlytės. Turim batutą, bet man biškai gėda jas šokinėti, gal paskui kai grįšiu. Varau mergaičių miestą. We just wanted to ask if maybe we could use this double bike. You can. I think it's out here, so if you go around. Oh yeah? Yeah, you're other way, but yeah, just go around. Okay. Okay. Thanks. You need to lock it downtown. Oh yeah, okay. Or you need to lock it everywhere. Yeah. Otherwise they will steal it. Because we heard rumor that you never lock your bike because no one steals it. That's what we hear. Yeah. Oh shit. Wow. Vairuoji? Okay. Jo. Eik tu savo. Nu ir kaip? Bijau. Okay. Baisu. Skundėmės dėl to biliundo, tik išlindo saulutė ir viskas pasisuko trišiam. Savininkai ir Airbnb davė mums prasilėk su juo aфиgenų baiku. Ir pamatėm, kad biliundas yra šiaip visai cool place. Jeigu turit vaikų, tai būtinai važiuokit į biliundą. Welcome to Biland. Biland. Kur apsukar, matai, grįžtam kamerą. Welcome to Biland. Ta mieste yra toksai dalykas, bet vis tiek mes esame keiščiausi jame dabar. Pasakysiu, ką nupirkau mūsų vakarienį. Gerai. Dėl viso, ką paėmiau bomžpakio. Jo. Tika masalą. Tada paėmiau vynelio. Ir jo pavadimas yra Ernst Ludwig. Ai, bet Rieslingas? Žinai, kad Ernst yra vokiškas vardas. Ir jis reiškia rimtas. Ai, tai tu esi rimtas. Nelabai. Mano mėgstamiausias youtuberis yra Cody Cow ir jis yra investavęs į Liquid Death. Ai, ne? Man atrodo, jo Tai akcijų. išdavai, ką to ištraukė. Jo, bet aš nepirkau to juodą, bet nupirkau su laimo. Oh, Paragauti to juodą nepirkau. Jo. Liquid Death, nežinau, ką žinote, čia tiesiog skardinį vanduo. Toks tipo. Jo, bet atrodo kaip alus. Ir Makes sense. tada vienas su mango chainsaw. Ir kadangi čia yra, visi jie labai mėgsta ir aš mėgstu anyžius. Ok, jo. Tai paėmiau šokoladų su anyžiais. Su nyžiais. Primės nemačiau tokį niekada. Ok. Apsišvieti. Tada aš video filmuoju. Nepamiršk, mesgi čia video filmuoju. Nu tai ką, pisam į pisą. Taip, mėly, iškirtote teisingai. Sekantis skrydis bus į Pisą. Ir kad būtų viskas labiau legit, įdėtų ištrauką iš to, kai pirkom skrydžius. Kokios problemos, kokia bėda? Pradedi nerimauti tiesiog, rašau, you must complete each step for a firefly section. Blemba, what the fuck, no? Nu ką, speedrun lėktuvo bilietą. One way. Date. May 1st, 2024. To Mr. or Mrs. We don't judge. We don't judge. Good morning. Su Airbnb owneriai, žiauriai faini žmonės, bet Surprise. mus paveš į oro uostą, o jie vairuoja elektrinį Mustangą. Koks čia modelis? Mustang E. Sick, Mach ne? E. Ateini. Šitą. Right here we feel like sort of like in a movie. Because it's like very calm and very like peaceful. You know, we are not used to that, like city boys. Yeah. Big, Yeah. How many live in your city? 500,000. Yeah. Yeah. Nu ką, we're back. Ta vieta, kur mes stovėjome ir pamenė prieš dieną. Flashback. Ir mes labai daug dujų eina. Dabar paragausim Liquid Death, nes turim 2 skardinės nusipirkę, bet negalim prasinešti pro oro uostą. Ai, jo, Tiesiog tiksliai. patikrą. Kaip balta lietuvis dabar. Šiandieną mes ragausime Liquid Death. Nežinau, aš radau Maksimoj. Akcija buvo 1 euras. Skanu. Žinai ką, jisai net nėra skonio. Neturi, jisai yra kvapu, tipo. Ai, aromatizuotas. Aromatizuotas. Yeah. Bet perfectly carbonated. Šiaip žiūrėk, tikrai labai skanus vanduo. Yeah. Okay. Žiauriai geras vanduo. Wow. Ok, žiauriai šiaip keista, aš nesu ragavęs su tokiu gazu, žinai. Laimas?
Laimo stipresnis skonis. Jo, laimo biški. Kaip juokinga atrodo, kodėl mane visi taip žiūri. Aš buvau 90% įsitikinęs, kad mes American įsileidinam, nes aš užmigau. Aš žiūriu laiką, žiūriu dar pusantros valandos skristi. Piso announcementą. Kažką ten manual landing, kažką ten tipo. Ir aš žiūriu laiką, aš galvoju, mes nepiso landinam. Dabar varom ten, kur reikia nuvaryti atvarys į Italiją, pavalgyti itališko. McDonald'ą. Tai dabar pavalgysim Magdą, nueisim iščekinsim, o pizzą ragausim jau tada paskui kažkada jau ten link vakaro, kai sugalvosim ir būtinai varysim link Pisos bokštą, atkartoti scenos iš Garfieldo, kur garsina Šapranauskas ir sako kotu, ne, foto, kotu miegi. Ta prasme taip lyja. Ir ta prasme taip sušlapau, pažiūrėkite mano batus. Gerai, gal ir ne taip blogai atrodo kaip Ne, jo. Užsibukinsiu bilietą rytoj. Ir tada dabar užsibukinsiu bilietą rytojaus skrydžiui. Sky scanneris. Sky scanneris. Pala, kur mes esam? Pisoj. Italija. Rytoj antra diena. Aha, matau kažką už 13 eurų. Ir mūsų rytojaus skrydžiai yra į... Pagalvoju, nesakysiu. Kačink. Bilietukai nupirkti. O į kokią šalį? Sužinosite paskui. Taip atrodo dabar ąžuolas, nes tiesiog blogai. Ir aš turiu tokią biškį gėdingą momentą, biškį durną momentą tokią. Užėjau aš žodžiu pažiūrėti tą Garfieldo sceną, kad atkartoti. Pasirodė buvo Big Benas. Tu primetė? Bet ir logiškai, jis net nebuvo Italijoje, what the fuck, mes Jo, logiškai. jis buvo Londone. Jo, eik tu savo, taigi čia filmo coveris. Ir dar tame bairis, kad jisai ten Garfieldas krenta, bet čia gaunasi, kad man reikia laikyti tą Pisos bokštą. Fotografuok, ko tu mėgi. Didesnio feilo gyvenime nesu turėjęs, turbūt. Aišku, esu turėjęs. O kokia istorija iš viso, tu žinai? Jo, aukštis yra apie 56 metrai ir paslinkęs jisai yra 4 laipsniais. Wow. Ir jisai pragyvenęs yra 4 didelius earthquakes. Čia yra tiesiog tipo katedros varpinė. O dėl kokios priežasties jis pakrypo? Dėl žemės kažkokios lievos čia. Tai yra 3,97 laipsniais yra pakrypęs ir krypsta toliau. Čia yra geriausia reikia tipo pizza Pisoj. Pažiūrėk į šitą idealų Ernesto. Pour. Look at that pour. Wow. Kaip tikrai alkoholiko. Nu ką? Taškytė. Ta prasme. Nu sūris tai crazy. Nu? Krostą padėjau. Krastą padėjai. Jo. Nu? Gerai? Ką, vis laiko tai būna, tipo, kur. Jo. Lošti, kokia. Va kas tai tiesos skiriasi labiausiai? Skanus. Pavargau, o reikia eiti kažko tais prisigerti. Man labai nepatinka, kai kažkas daro, kažkas filmuoja kontentą ir daro tą tokį akcentą Maibacho ar kažką taip ir pats dabar darau, nes negali kažkaip kitaip priprasti. Tai žodžiu, nu buvo skanu, vėlgi Maibachas. Go. Kokia yra mano svajonė yra nuvaryti į Japoniją gerų sušių pavalgyti. Kas man labiausiai skirsis, tai Japonijai suši, nuo kokio maisto, ne, lietuviškai? Yeah. Ir visą laiką sėdėjo verstajam bišas, kuris su Rolexu, ten žodžiu, su Stone Island šito mėgstuku. Ir jisai su savo pana sėdi, bet man atrodo gėjus, nes mane tiesiog dypo, kad 2 sekundės. Yeah. Iš tikrųjų, tai, blėt, jis man atrodo, kad pas suplyšus jis yra forsas, kaip pezas atrodo, jis man atrodo tiesiog juokės. Tai žodžiu, varam išgerti. Tas keistas vaikšto čia, kaip vagis atrodo. Gerai, porą laus atsikeriam, biškelis man pasidarė. Ąžuolai, ten viena mergytė vis laik žiūri į ąžuolą, žiūri visą vakarą, man atrodo, ir rytoj kaklas joks skudės. Galiu taip sakyti? Kaklas skudės, nes Ne, taip, kaklas, kad jo. Ką mes padarėm, jie yra 9 žmonės, buvo 8, buvo dabar 9. Atėjo dar vienas žmogus, kuris dabar jie apsikabinė sėdi, kas nėra labai gerai, bet čia šotai po 1 eurą. Yeah. Ir mes užsakėm visiems jiems šortus už 9 eurus, 9 žmonėm. Ten salą. Oh shit. O jie atnešė? Tuoj dabar neš. Oh shit, okei. Ten ąžuolo mergytė yra, kur su kasytėm.
Ja, tada. Gražiai. Crazy this. Aš sakiau, kad išėjai. What's crazy? What's crazy? The limoncello. Sorry, my English is very bad. Is it okay if I'm filming? Yes. Yes? Okay. Beautiful. How much? Yeah. Amanda. Ąžuolas. Okay. How old are you? 90. 19, yeah. Okay. 20 this year. Oh wow. Okay. Where are you from? Okay. My mom is Brazilian. Oh, and Oh. see. Do you want to come with us? This is for Not Lithuania. everyone takes a drink. Everyone. Ok, prieš parodant, kas bus toliau, tiesiog sakau, surinkam 4000 laikų ant šitą video ir atskridinu ją į Lietuvą. It's okay. For YouTube. Yeah. I have a channel. So we are going across the Europe where every day we take the cheapest flight every day. Wow. Yeah. Yesterday we were in Denmark, today we are in Pisa. And tomorrow? It's our first. Tomorrow we're going to. Tomorrow we're going to You are Lithuanian. Yes. What city? Vilnius. Ah, okay, the capital. Yeah, the capital. Oh, you Okay. know? Yeah. You She knows. Ah. 1 hour later tokia situacija. Geriam jau nežinau kilintą tą limončiolą. Look, I book your flights, I get you like the most expensive date in Lithuania and you date with him but I make a video out of it. With you? With him. With him? It's okay. Hebra, laikinkit, nu belė kaip sikvidekas bus. If your white is white and you are white, and your son is black, Okay. what are you going to think? Yeah, he's a racist. Yeah. I'm a racist. I'm joking. I'm joking. Jis pakankamai rasistas. Ble, prasidės trečias pasaulinis, šitas bišas bus Italijos diktatorius, pamatysit. I don't know what he's saying, but you listen to him. No, yeah, I'm bullying you. Jeigu šitas video surenka 4K laikų, tai aš ją paskridinu į Lietuvą. Aš jam paimu geriausią restoraną, nežinau, pats tai ar kažkas tipo. Ir tiesiog susadinu juos ir nežinau kaip ten bus, bet tiesiog. I will tell you one thing. Pizza, if you pronounce it in Lithuanian, our language, pizza is pizza. Pizza means fucking. Fucking? Yeah, pizza means fucking, yeah. Mačiau! Paskaičiau jau permirštas tas kelias, čiaurai. Bet seniai, aš sakiau, kad įsimelsim. Holy shit. Aš tikiuosi, kad ir atsikels ir vis tiek norės, tu negirtas? Ne, aš visiškai blaivu. Aš tavo kamerą dar saugau.